Nu ką, sveikučiai, jūs žiūrite jau net 3 seriją su šio mažulė, kaip mes važiavome į Paryžių. Pamiršau, ką norėjau pasakyti. Jeigu jau kadangi žiūrite 3 seriją, vadinasi 2 pirmosios prieš tai buvusios jums patiko ir norite žiūrėti, kas bus toliau. Taigi, metamės į kitą kadrą, žiūrim, ką mes nuveikėme po Wolfsburgo. Kas nutiko? Kamera. Antras kuro bakas, nuvažiavom 840 km ir rodiklė yra ant tos ketvirtadalio padalėlės. Tai ekonomiškai važiuojam, kuros valandas, nežinau, po to užsipilsim, paskaičiuosim, bent gal 4,6 litro, kažkas tokio. Važiuojam stabiliai kažkur 110-120. Tai iki Eseno liko 170 km, sustojom biškutį pailsėti patys ir kad džetutė pailsėtų. Tai aš stebiuosi, kaip jinai puikiai laiko. Nors čia daug kas sakė, oi, nedatemsi. Easy. Tai va, tai atsidariau kapotą, kad pailsėtų mašiniukas, mes patys biškutį pasivaikščiosim ir lėksim toliau. Šiaip su žmona dabar turime 6 automobilius, bet aš šitų labiausiai pasitikiu. Tai yra pats seniausias, nepaisant mano Golfo, nes tų pačių metų pats silpniausias, mes jį turime trumpiausiai ir aš jo labiausiai pasitikiu. Ta prasme, čia nėra kam gesti. Vienintelis dalykas, kas va čia galėtų sugesti, tai vienas iš kuro purkštukų, nes kažkuris kuro purkštukas biškutį praleidžia kurą, tai šiek tiek dūmo meta pilką ir kvapas toksai nėra labai geras iš galo važiuojant. Tai vienas iš purkštukų šiek tiek leidžia, bet ašgi nedurnelis. Čia mūsų tiek daiktų. Aš įsidėjau, nebepasieksiu. Pasiėmiau atsarginius purkštukus, kaip pirkau šitą džetą. Jos praeitas savininkas man davė 11 vienetų kuro purkštukų ir 5 visiškai naujus kuro purkštukų antgalius. Tai aš tiesiog viską susidėjau į dėžutę ir įsimečiau į bagažinę. Jeigu kažkas tai nutiktų, tiesiog išsimčiau iš bagažinės, tai tiesiog pukš, pasikeiščiau ir visą. Tai žodžiu, šaunuolė. Ir jokie skysčiai nedingsta, niekas nelašia, niekas nebėga, viskas tiesiog super. Vėl lėktuvai skrenda. Kas žiūrėjo pirmosius kanalus, supras, kad man niekada nesisekdavo su tais lėktuvais. Pastoviai jie skraidydavo, kai bandydavau kažką nufilmuoti. Sraigtasparnis šitą triukšmauja. Ką iš jo daro, taip kalai? Nieko neprimena. Žodžiu, padarysime dabar tokią tradiciją, kiekviename video aptarsime iš praeitų video kelis komentarus. Tai kaip pavyzdys dabar,
po antro video. Kazimieras ir tiek 6032. Žodžiu, Kazimieras ir tiek rašo, koksai džetas variklis, benzinas ar dizelis ir ar netrūksta traukos. Tai kas nežino, čia yra 1.6 dizelis, atmosferinis, be jokių turbinų, 40 kW arba 54 arkliai. Ar traukos netrūksta? Trūksta, bet šiaip visą Europą apvažiavam, kaip pusę Europos apvažiavam, tai važiuoti su juo išeina. Labiausiai trukdo traukos turbūt kalnuose, bet šitą pamatysite kiek vėliau. Ir taip pat jis rašo, ar yra problema, kad virš 100 km/h pavažiavus ilgiau pradeda kaisti variklis. Tai ne, šitos problemos nėra. Ir visi sako, kad virš 100 lekiant degina tepalą. Tai šitas variklis mes jau kai išvažiavam į kelionę, mes jau žinom, kad jisai padegina tepalą, o ar važiuoti lėtai, ar važiuoti virš 100, visiškai jokios skirtumas, jis tiek padegina tepalą. Mums tas tepalo deginimas pasireiškia 1 litras per 2500 km. Tai čia nieko. Na štai esam Vilche, pirmasis mūsų lietus. Važiavam kažkur tai pavalgyti, jau apsistojom viešbutį. Iki Paryžiaus liko apie 500-600 km. Mėgaujamės pirmų lietumi. Kas nutiko? Paliko motociklą. Pasaulio pabaiga nusimato. Negerai. Yeah. Vat kaip atrodo Vilicho bažnyčia. Didelė ir labai graži. Čia dabar lyja lietus, bet po tokių karščių mums kažkaip tai atgaiva. Nerobė. Šiek tiek galima ir pašlapti. Tai vat. Su šortukais einu, sau viską ramiai kažką, Emiliukai. Nešu, Robė irgi su šortais. Taigi tu sakei, kad nebijai lietus. Pažiūrime tą pusę ir bėgam, tipo. Gerai, biškis stiprėja lietus iš tikrųjų. Per kamerą nesimato, bet jau šlapia. Laikyk kepurę. Ko vat nais Vokietija, kad atvažiuoji į mažą parduotuvę ir yra visas skyrius alaus. Užsukame į supermarketą, nes labai lyja. Pasiėmėme putę sandwich. Very nice. Paragausim. Va, štai toks tai vat ramus vakaras Vilich miestelį Vokietijoje. Iki Briuselio liko 190 km. O ten važiuoja policija, mes gyvenam antram aukšte. Pirmam aukšte stovi džetukė mūsų Night Riders ir šnekutis. Vis dar liuksą rodo. Tai žodžiu, šiandieną išsimiegame, pasižiūrim į gražų dangą ir rytoj šaunam į Briuselį. Labai nedaug liko, nuvažiuosim į Briuselį, pasižiūrėsim, kas ten gero, o tada poryt jau pasieksime Paryžių. Ir Paryžiui visgi nusprendėme pasilikti 4 dienas, tai yra 3 nakvynės, tai jau užsibukinom viešbutį. Ir ką, po 2 dienų pasieksim savo tikslą. Dabar net jau pradėjau galvoti, kad gal reikėtų iki kokios Italijos pavažiuoti ir panašiai. Va, šeimyna jau mašinoje. Išvažiuojam iš mūsų nakvynės vietos. Toks kambarys, šiaip šūdinas buvo kambarys. Toksai 2 lovos atskirai, tai mes biškutį susistūmėme. Mes šiaip 3 tai susistūmėme ir čia per vidurį, kur buvo tas toksai įdubimas, tai padėjom tiesiog kaldrą, kad 3 miegoti. Vaizdelis tai čia toksai va. Su šitu čia gali atsidaryti metalinės žaliuzės, tai mes užsitraukim. O toliau tai va, viskas taip senoviškai, kažkaip tai viskas taip išlūžė, viskas kliba, šaldytuvo jokio nėra. Tada tualetas, tai čia va toksai va dušiukas, su šitu atsisuki vandenį, o su šitu dar pasireguliuoji temperatūrą, nors ir su tuo reguliuoji temperatūrą. Tai kad padaryti šiltą vandenį, reikia šitą maždaug ant karšto daryti, o su šitu padaryti, kad pusiau šiltas buvo. Trukinėja, žodžiu, šūdešina. Tada va, Emilis maudėsi, pripylė vandens, paėmėm rankšluostį pavalyti žemę. Toksai va gavosi rankšluostis, purvina viskas. Gaidys čia kažkoksai. 75 eurai už šitą nesąmonę. Visiškai nesąmonė Valsberge, pigiau nakvojame, tai tam bent jau normalu buvo. Čia tai gaidys.
Kažkas manęs klausė apie kuro sąnaudas. Tai va, kuro sąnaudas štai tokios. Išvažinėjom kuro baką, nuvažiavome štukę 20 kilogramų. Štukę 20 kilometrų ir atvažiavam piltis. Padarome greitai matematinius skaičiavimus ir gaunasi mūsų kuro sąnaudos 100 km. Štai va tokios. Ekonomiška, nu ką aš galiu pasakyti, ekonomiška su ja keliauti, labai ekonomiška. Lekiam toliau. Važiuokite tiesiai. Welcome to Olandiją. Važiuokite tiesiai, taigi važiuoju tiesiai. Netherlands. Prašau. Gal kokios žolytės nusipirkti čia patraukti. Nu va, sveiki atvykę į Olandiją. Tik važiavome į Olandiją, iš karto mus pasitiko 2 km ilgio tunelis. Dabar varome pro Liuksemburgas, pro Olandiją ir važiuojame į Briuselį, į dinozaurų muziejų. Ką tu čia man atnešė? Čia man kava? Man kavos įpylė. Paulius Jokubaitis rašo, kas man gali paaiškinti, kodėl džetas sparnas kitos spalvos? Ar čia tokia mada, ar aš kažką praleidau? Taip, Pauliau, tu tikrai esi teisus, tu praleidai. Tai džetas sparnas kodėl kitos spalvos? Ogi todėl, jog likus lygiai savaitę iki kelionės mane pakrikštė kas? Sunkvežimis. Susirinkau dalis besimėtančias. Prispaudė, kristas, na. Būtent tą dieną aš važiavau praeiti techninę apžiūrą su džetą prieš kelionę. Ir... Tai va dėl to džetas sparnas yra kitos spalvos ir dar durelės lenktos. Bet šitą reikės kažkada susitvarkyti, išsitiesinti dureles, o sparną reikės persidažyti. Emiliukai, nuo kada mašinytės skraido į orą? Nuo kada mašinytės į orą skraido? Nu va, atvažiavome į Leveną, tai čia yra 10 km nuo Briuselio, nes į Briuselį mūsų su senu dyzeliu neįleidžia. Tai čia mes ir nakvosim, pasistatėm dabar automobilį, einam užsirezervuoti, pasidaryti čekiną viešbutyje ir tada manau, kad su traukiniu važiuosim į Briuselį, į dinozaurų muziejų ir pasižiūrėti ten tą Briuselio legendinį įsisiojantį berniuką. Tai va, tokios naujienos. Kažkaip tai vėsoko čia tai jau. Su ilgom kelniam, su džemperiais, nes biški šalta. Nu va, atvarėm į Briuselį su traukiniu. Palikome mašiną už Briuselio, nes čia negalime važiuoti, ten buvo šalta ir lyjo lietus. O čia karšta ir saulė šviečia. Tai eiti karšta ir kepurės neturiu ir akinių neturiu, tai einam dabar paieškosim, kur galim pavalgyti ramiai. O tada varysime į muziejų pasižiūrėti dinozauro. Šiaip tai va, labai gražus miestas. Gražu, ramu, tylu, viską, kažką. Labai nice. Emil, parodyk liuksą. Va taip va. Ėmėm ir dėjom. Toks pastačiukas. Ir dinozauriukas. Ką tas seneliumbas? Atsinešiau kameros stovą į galą, norėjau pafilmuoti iš galo. Žiūriu, kas čia per šūdas. Šius lapukas sukištas. Išsitraukiu. Esi geras žmogus? MK1018 nedėvini nuodėmės, pilvo išvazo, žalingų įpročių, melo, vagystės, lytinio palaidumo. Ką aš čia ir jo iešiu kaip vagis policininkų? Pakišiu po ratais iš jį ir po to prasuksiu ratus ant šito. Pakeliam galvą. Opa. Va toks va. Normaliai.
O mamytė su vaikučiai, sau žingsniuoja. Ką čia radai? Archeologija užsiemu. Archeologija biškutė būsi, ne? Taip. Ir ką mes čia iškasim? O tokį, va. Kas čia toks? Normaliai, ne? Visą laiką smagu paskaityti kitam kalbam. Va, sperm whale. Kašalotas. Tokie vadantukai. O mes čia esame kašaloto viduje. Tokio vadidumo. Jisai ir odegytė tokia va. Normaliai. Didelis gyvūniukas. Nu va, kaip vystėsi žmonė. Robertina, gali atsistoti šalia? Va. Nu, normaliai? O, tu pažiūrėk, čia iš tų šmėkiukų mažų. Hello. Hello. How are you? Čia pasiskaičiau, kad visas šitas buvo prieš 4 milijonus metų. Tai prieš 4 milijonus metų žmonės atrodė maždaug tai. Čia yra jų realus dydis. Tai, nu, man iki bambos žmogus. Bet vis tiek labai keista, kai pagalvoji, tokio didumo buvo žmogus. Nu, tiksliau, čia ne žmogus, čia Australopitekas, bet tai kokia smarkia evoliucija. Nu, Smegenų masė. Tai čia šitam to patieko. 1, 2. Va. Šitam šiek tiek daugiau. O biškai daugiau smegenų turi. Aha, taip. Nu, vis dabartinį žmogų. Ir tada žmogus. Eikti savo. Ant kiek ant protingesni buvom. Nu, palauk, apversime palyginimui. Palyginimui tai... Čia telpa kiek? Jo, pas mus taip tarim, 1,5 litro. Smegenų, 1,4. Geras. Ai, va, turim ir smegenų palyginimą dydžių. Geras. Ir pažiūrėk, yra rankos. Kaip skiriasi. Man ranka, kuri čia būtų. Šitą matymą. O čia pažiūrėk, žmonės su iltimis buvo robę. Vėliau seniau žaidžia su smegenim. Žmonės buvo pasirodo su iltimis. Ok. O. Katun.
Čia yra Australopiteko skeletas. Čia šiuolaikinio žmogaus. O čia gorilos. Čia žmogaus nervinė sistema. Muziejus Briuselė vadinasi, vos nekritavo. Sustoja pūšt. Normaliai čia. Atbėgu. Kas yra? Kur man eiti? Dar geriau. O kaip daro paukščiukas? Sip daro? O kaip kitas paukščiukas daro? O šitas? Kaip šitas daro? Kaip daro? Kar? O šitas? Valgo. Ką valgo? Ai. Šitą kamuolį. Čia ne kamuolį valgo, čia uogą valgo. Čia šitie, kur labai mėgsta iššokti į autostradą. Nu. Va, kokia liūdna istorija. Turim tigrą, kuris buvo pagrobtas ir nelegaliai brakonierių įvežtas į šalį. Tuomet muitininkai juos pagavo, konfiskavo tigrą ir va koks jo likimas. Jis tiesiog tapo iškamša. Nežinau kaip per lietuviškai teisingai, bet imbecililis. Tai jo žmonės visus išžudė ir čia pats paskutinis likęs jo iškamša. Visi tiesiog buvo išžudyti. Ai, tai savo kokia diduma. Drambliukas, ne? O. Dramblio skeletas. Kieno čia? Ai, čia mamuto? Čia menis. Tiksliai, menė, o kur Sidas? O čia mano darbo vieta, aš čia biškutį archeologiją užsiemu, tai va čia ieškau gyvūniukų. Na ir atėjo, manau, įdomiausia vieta. Šitos labiausiai laukiam. Pažiūrim, kokio jie dydžio. O. Kas ten dabar? Ohoho. Toks lengvutis kosmosiukas. Jo, nenorėčiau, kad toksai mane suvalgytų. Wow, įspūdinga. Hello. Ai. Labas ir tau. O, žiūrėk, gaidys. Kakareku. Taip, gaidys toks, o šitas toks. Tai jis turėtų gaidžius pusryčiom valgyti. Nesu ekstrasensas, bet turiu įtarimą, jog šitas nėra pats draugiškiausias. Man čia kiekvienas eksponatas yra wow ir eiktų savo, nes žinau, kad jie dideli, bet neįmanoma to perteikti per vaizdo įrašus, reikia tiesiog gyvai pamatyti. Bet šito vien tik tai snukis jau toks piktas atrodo. Tai nežinau, kur mano šeiminė dingo. Spėčiau, kad nuėjo pasižiūrėti žirafų. Buvau teisus. Šitas straublenosis. Tridėt styla. Triznis, na? Emiukai, kaip sako vištos? Kakalių. Kakalių sako? Gal kakarekų? Tai čia vištytės, o čia misteris banginukas.
Nenorėčiau, kad jis mane suvalgytų. Kokiais didumo. Kur jis baigsis? Nope. O. Tai... Va taip va. Miliukai, užbaig dainą. Kas lenktyniauja ir puošia gatves? BMW himnas. O čia turime dar vieną eksponatą. Dantukai tai tokie, kaip mano visas kumštis. Nebaisu, Robė? Eu ligo ver patam dele. Acreditas? Europos parlamentas. Briuselėje. Negalima viduje fokinti, filmuoti aš laukia. O. Labai gražu. Va toks mūsų kambariukas. Užsisakėme dvivietę, tai galvom, kad bus dvigulė lova ir tiek. Na, Emilis per vidurį pamiegos. Nes su 3 lovom jie dvigubai brangesni, bet žiūriu, kas čia? Kažkas tokio įdomesnio. O čia babam. Čia Emilio. Taip, čia Emilio lova. Emilio lova. Trečiai išsilanksta. Nice, ne? Na, viskas, lekiam į Paryžių. Įdomus sprendimas. O kai nereikia, tai va. Buvom. Daugiau vietos. Mister Tinginysimo. Gaziulinant lagamino. Einam pasimti savo mažulės. Nepatingėkite, nebūkite šiukštuoliai, nebūkite tikri lietuviai. Uždėkite laiką ant šitą video ir būtinai paspauskite prenumeruoti mano kanalą, nes man labai reikia susirinkti visą auditoriją, kuri buvo prieš tai ir dar užsiauginti naują, nes aš turiu daug ką papasakoti, daug ką parodyti. O kai sukelsiu visą serijas iš Džetos kelionės į Paryžių, ką jūs galvojate, viskas taip jau ir užsirauks viskas ir daugiau nieko nebefilmuosiu, nieko nebekelsiu. Aišku, kad filmuosiu. Turiu susigalvojęs Porsche 911 projektą, jį noriu nusipirkti Porsche, nufilmuoti, pasidalinti su jumis ir tuomet vieną iš jūsų pravežti, o kažkuriam iš jūsų tiesiog duoti savaitę laiko pasivažinėti su 911. Taip kad paspauskit prenumeruoti mygtuką, man žiauriai svarbu. Ir varom toliau. Einam pasivaikščioti po miesto centrą. Salelę, va tokį žiedelį padarė. Pastatė kažkokį kepėją. Taigi nukeps tave nuo vaizdo.
skaniai kažką iškepęs. Pažiūrėjau, kaip apvažiuoja. Prieš eismą. Nukeps, nu. Toksai va Liuveno senamiestis. Tokios bažnytėlės. Žiauriai gražus vaizdas. Tikrai labai nice. Eik, savo gerai perjungsiu kamerą į kitą. Verta pamatyti. Va toks atvaizdelis. Kaip gražu. Labai gražus senamiestis. Čia irgi bažnyčia. Atėjom į restoraną, užsisakėm kavos. Emilis užsisakė pieno. Mes visą laiką zyzia, kaip nori. Toks restoraniukas, žiauriai fainas. Labai gražus vaizdas. Tikrai. Tikrai labai nice. Skanaus. Užsisakėm pusryčius iš pidisoką. Pasižiūrėsim, kaip bus. Nu jo. Čia gal vaizdo mokė daugiau. Čia ir už pietus. Tuo pačiu. Vat ir mūsų pusryčiai atkeliavo už pidisoką. Emilis biškį nevalgo. Robertina jau valgo. Aš irgi pradėsiu ragauti. Nuo Vilniaus senamiesčio traktorių nepamatysi. Gaziulinos vos seniliumbus su traktorete. O čia šiaip labai įdomiai, Belgijoje labai daug dviračių, labai daug žmonių jais važinėja, bet ir labai daug apleistų dviračių, kaip pavyzdžiui šitas numestas, nu visa grandinė yra surūdėjusi seniausiai. Šitas su kiaura padanga. Šitas net neprirakintas, bet iš čia nežinau, kiek metų stovi grandinė nukritis ir jinai visa spuvus tiesiog. Jos tiesiog palieka ir jie va čia stovi. Okay. Oho, koksai gražus Emilio Golf GTI G60, nu parodyk. Parodyk visiems, kokį čia turi. Oho. Iš Volkswagen muziejaus čia, ne? Ir net su BBS-ais. Geras, labai graži mašytė. Imk. Čia rodo, ant kokio greičio varai. Leidžia mašinytės. Ir paspirtuką praleiskit. Nu va, apsišopinom, lekiam į Paryžių. Važiuojam publiką. Krokodilai. Na, labai cute. Geras. Nu ką, važiuojam pakeliui į Paryžių. Išvažiavom iš Belgijos Liuveno. Emukas beveik miega. Ką ten turi kepurį? Ką? Ką? Sraigių. Stovim ant kiekvieno kampo sraigių. Rinkti jas, kaip saulė šviečia. Tai va, kaip gaudė emocijas. Geras, žiūrėk, tuoj pagaidinsim šitą. Nubausiu, žiūrėk, sugebti. Bausim tave. Filma, tegu pasičipuoja. Pasičipuok. A, girdi, nori palenktyniauti? Na. Vienas, du, čia. Na, nespėjai, nepavyka. Oho. Tai varo. Iški nesinchronizuokai mes. Tokia trauka, tai ką tu susinchronizuosi? Man
spaudžiu savo akinius. Jau pirmoji mūsų statelį. Jis kaip pilai po mūsų sustatė, pamečiau akinius. Dabar esu su McDonald's akiniais. Už taškus išsikeičiu. Tai lūzerė, esi, nu ką. Nu taip. O, žiūrėk, dar kartą nori Daryšiu. palenktyniauti. Nori dar kartą pasileisti? Vėl lenktyniaus. Pasičiupavai? Nu, pasičiupavai? Pasičiupuok. Žiūrėk, spaudžia. Žiūrėk, tai prašyksim. Čia, varyk. Kaušas. Ką tu, seneliumbas? Laimėjom. Yeah. Valia. Kažkas kitoje aikštelėje šeria ir girdžiu, kad ten yra 6 cilindrų benzas. BMW bus, žodžiu. Aš su Emiliu važiuoju pažiūrėti, kas ten šeria kitoje aikštelėje ir trukdo mums filmuotis. O jūs paspauskite like, paspauskite subscribe. Jeigu norite, parašykite kokį nors komentarą. Į vieną ar kelis iš jų atsakysiu kitoje. Į vieną ar kelis iš jų atsakysiu kitoje serijoje. Ir susimatome kitoje dalyje. Pūšt!